Labai džiaugiuosi. Jūs niekiek nepasikeitėt, mama. Viskas Dievo valiai. O Dievas kol kas mums maloningas. Sveika, tetulė Marija. Sveika, panelė Kristina. Bernardai, tegul Edmundas vakarieniaus prie mūsų stalo. Taip, žinoma. Edmundai, panelės Kristinos daiktus į jos buduarą. Sočios vakarienės, ponas Edmundai! Na, palauk tu, rupūžgalviai. Revoliucija. Kiekvieną šalį gali ištikti tokia nelaimė, kokia ištiko Prancūzijai 48-aisiais. Badaujantis žmogus baisesnis už žvėrį. O revoliucija Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, pagaliau 63-ieji Lietuvoje, negi tai galima paaiškinti badu, nederliaus metais. Kristina, man nepatinka tavo kalbos. Tėve, jeigu mano akis nemeluoja, jūs ką tik plakėte žmogų. Koks čia plakimas, pagazdinom ir tiek. Per daug jau išdrasėjote muzikai. Tėve mano, bet jūs iš tikrųjų plakėte žmogų, juk tai nusikaltimas, tėve, kaip jūs galėjot? Sunku patikėti, kad čia dedasi dar tokie dalykai. Pamėgink su jais gražiuoju, akis išdraskys. Jie žvėrys. Sergėk Dieve sutikti juos ant tako, kai šalia nėra savų žmonių. Todėl aš ir sakau, ar negeriau būtų Kristinai grįžti atgal. Pakabinkite ginklus. Jūs iš čia niekur neišeisit. Pagauk! Tyla gera byla ir dūšiai ramiau. Kas ten? Kristina, tu? Kas atsitiko? Man pasirodė, kad kažkas vaikšto. Mane irgi. Kristina, panelė Kristina, aš jūs palydėsiu. Jūs labai malonus, ponas Edmundai. Bet jūs pamirštate, kad mano motinos silpna širdis, ji nemėgsta vienumos. Ypač šią naktį. Labanakt. Laikas grįžti. Ponia Konstancija turbūt jau pasigėdo mūsų. Tuo blogiau jums, teta Marija. Mano motina liks be pietų, o ji šito niekada neužmiršta. Leiskit man išlipti. Aš turiu pamatyti blindą, negi tai sunku. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dėl to vežėjų jūs visi išsikraustyti iš proto. Nežinau, panelė Kristina. Nežinau. Labai gaila. Čia Elgetos visokie vaikšto, jų paklauskit. Jie visada ką nors žino. Gal teta pasakytų, kur tuos Elgetas dabar rasti? O jūs pasukit va šito keliu. Kur? Dešinė. Eik šian. Prieik arčiau. Ar negalėtum keleiviui pasakyti, gal tu bekeliaudamas sutikai? Aš turiu būtinai pamatyti blindą. Labas, panelė Kristina. Sklinda gandai, kurios nešioja po miškus vėjai. Jūs šaukėt mane? O jūs drąsus. Kad sučiupti susirengė, nepagalvojot? Taip, tik katės maišę perka. Ką pasakysit? Tėvas gaudinės ruošia. Rytoj į Džiuginėnų suvažiuoja iš visų apylinkės dvarų. Šit kaip? Iš gubernatoriaus laiškas atėjo. O gal ir mane kviečia? Aš dėkingumo nesitikėjau. Patyčių tuo labiau. Bet juk ir jums. O jeigu sužinos tėvas, jo ausis toli girdi. Kaipgi čia dabar, a? Dėl ko jūs taip? Aš jūs perspėjau, o jūs žinokitės.
Ką, Edmundas? Jis užkapojo, negyvai užkapojo Mariją. Ne. Ne! Jie susekė, įmetė į rūsį. Aš pati girdėjau, kaip jinai šaukė. Aš dabar tebe girdžiu, naktimis girdžiu, ji vis dar šaukė, mano geroji auklė, mano teta Marija. Ji blaškosi naktimis, pagalbos maldauja. O paskui ją Edmundo žingsniai, žingsniai, žingsniai. Tarsi grumsta į karstą. Viešpatie, aš nebegaliu daugiau grįžti į dvarą. Viešpatie, Dieve mano, ką šovė, kas? Aš, mama, dideliam jūsų džiaugsmui pro šalį. Ir man nebėra daugiau kas čia veikti. Šiandien pat aš išvažiuoju į Peterburgą.